Taip, turim pirmuką BMW N47 motoriukų. Taip, problema tame, kad sustojus visur žliaugia tepaliukas. Aha, o čia turim tokį grožį. Visur tepaliukas. Noriu pakeistumėm tik dangtelį. Bet greičiausiai, kad to neužteks. Reiks suardyti ir tepalo kūlę, nes pagrindinis bėgimas įtariam iš po ten. Ką, bandom griautis. Žiūrėsim, ką ten rasim. Ką, vieną galą įsiardėm. Nusiėmėm vožtuvų dangtelį, ten kur per kampą bėga. Nu, o bėgtis čia tikrai turėjo. Viskas pataupyta ant tarpinėlio, sudėta ant germetiko. Taip, o čia irgi taip vat viskas. Bandau išimti tarpinę, tai tiesiog plasmasės. Išimti be šansų, tiesiog išlūžt gabaliukais. Va taip va įsiminėjai tarpinę. Senai tokią mačiau. Nu, ką, lūpysim visą. Nu ir taip toliau. Su to viskas aišku. Išsiminsi griauti tepalą. Kitą bėgimo vietą, tepalo kūlę. Nu, nusilupam tarpinėlę, šiaip ne taip. Tai va tokia. Tiesiog lūžt gabalais, kitaip jos neišimsi. Čia kai nenori apsilaistyt smarkiai, užsikiši maišelį. Ir įsileidi. Va taip. Ir savo po biškutį maišiuką suvarai viską. Maišelį įsitrauksim, antifrizą įsipilsim. Ir viskas būna sausa.
Galėtų jau nustot bėgti. Didžiąją dalį įsileidom. Va taip. Išsitraukiam. Išsipila. Super. Taip, išsitraukiam. Išsisirpkim iš tepalo kulės, tepalo likučius. Kiek išeina daugiau. Kad paskui mažiau apsilaistytumėm, kai atsuksim nuo bloką, nes bėgs. Nu va, ką dabar. Bandysim nusisukti. Nu ką, išsiėmėm kulę. Taip, matosi, kur bėgo. Toliau. Čia susėdus tarpinė, nu, kaip ir turi būti. Tai išsitraukiam aušintuvą, pasikeisim dar ten viduje viena bus ir sportuojam toliau. Ką, išsiplojam filtrą korpusą. Tai pabėgimų vietas yra dvi. Per šitą tarpinę, per šitą, kai susėda bėga, bet toliau bėga per vidurį. Vidury, kur aušintuvas susidraugauja su korpusu per vožtuvėlius šituos. Čia tarpinės irgi susėdavo ir bėga tiek iš vienos pusės, tiek pro kitą pusę. Tai va, arba dedam naujas tarpinėlės, arba tiesiog susišaunam naujas vožtuvus. Nu, viską prisirinkom, naujas tarpinėlės. Viduj pakeista, iš lauko nauja. Apsivalom, apsiplaunam bloką, apsivalom ir renkam atgal viską. Ką, bloką apsivalėm, susiruošėm, dedam į vietą. Susirinkam tą pusę. Kuliau įdėjom naują tepalo filtrą, supilsim naujus tepalus, apsiplojam iš viršaus kiek įmanoma.
su ta pusė bus viskas. Čia irgi susirašėm, nusigramdėm juodus germetikus, kurių geriau nedėkit acetoninių, nes sulent visur jie ir variklį, vienu žodžiu, tragedija. Tai čia dangtelį išsivalėm, naują tarpinę. Dedame vietą, renkam toliau. Apsirinkom dar, susidėjom dangtelius, purkštukus, susirinkam visą tą pusę. Tai kaip ir ne kažką liko, užsipilam skysčius, tepalo filtrą pasikeitėm, apsiplaunam, nusiorinam ir bandysim pasikurt. Žiūrėsim, kas čia mums gavos. Ką, viską susirinkam, bandom pasikurti. Nu, bandau sak. Tai kur raksai? Rodas. Sukam. Čia banga, čia gal per renginiai. Ką, apsimanom purkštukus, laidus, bandysim. Gal užmesk akį matuoklę, ką su tepalo slėgiu? Tepalą paėmė, nepaėmė, užmesk akį iščiupa, buvo norma. Tai nesvarbu. Norma. Pilna? Jo. Tai mažoji parama. Tai pasiėmė, nu ką, bandam. Nu ką, pasikūrėm. Einam žiūrėti. Pasišildam, keliam, apsiplaunam, žiūrim tepalus.
ką, apsiplovėm. Apiplovėm kiek galėjom. Kiek galėjom apiplovėm. Ten sausa. Sausa. Čia ką, pakuriam, pasikuriensim. Jeigu viskas gerai, dėsim apsaugą ir viskas. Nu ką, teko vėl išsiardyti palangės, nes pravažiavom, prasišildėm. Čia iš kažkur atsirado tepaliukas. Nelabai suvokiam iš kur. Nu, čia ir pirma, prieš ardant buvo viskas paskendę, bet nieko blogo neužmatėm. Nu dabar ką bandom vėl išsisausinti. Ieškosim ko neužmatėm iš karto. Nu, prakūrenom čia kokią valandą daugiau mes jį. Nieką mes čia neįžiūrim, kur iš čia gali bėgti, apart pakeitėm mandžiatuką. Paskirstymą vėlianėlę skaičiuotuvą. Nes daugiau čia nėra kur bėgti, o jeigu ir bėgti, tai nebent kur trūkęs dangtelis, bet mes jo neišmatom. Pasivažinės, atlėks už dienos kitos, žiūrėsim, ką čia rodys. Nu, pagaliau viskas, galim atiduoti.